Aš atsimenu, kai man mama pasakė, tai tu jau užsiemi šią veiklą 2 metai virš, tu neturi jokio stabilumo, tu neuždirbi gerų pajamų ir taip toliau, gal tu susirask samdomą darbą. Ir aš pasakiau, mama, žiūrėk, dauguma žmonių pasirinktų sprendimą eiti dirbti samdomą darbą ir sustot. Ir pasiduot tame versle, tame verslo modelyje. Ir aš pasakiau, aš nenoriu elgtis kaip dauguma žmonių, nes dauguma žmonių nėra sėkmingi, dauguma žmonių negyvena taip, kaip jie nori, dauguma žmonių nėra laimingi. Ir aš pagalvojau, čia paprasta matematika, daryk sprendimus gyvenime atvirkščiai, nei daro dauguma žmonių. Atvirkščiai galvok. Ir čia buvo pats geriausias sprendimas mano gyvenime. Tas sprendimas, kad nepaklausiau to patarimo. Ir aš kartais, kai atsimenu tą momentą, kai mama pasisodino, mane norėjo pasikalbėti, kad eik dirb samdomą darbą, ir aš pasakiau jai, mama, palauk, duok man laiko, man pavyks. Ir man pavyko. Aš pasiekiau visus dalykus, visus tuos tikslus, ką turėjau vizualizacijų lentoj, visus užbrėžtus tuos tikslus. Ir aš galiu pasakyti tik dėl to, kad aš mokėjau dirbti darbus pakankamai ilgai be rezultatų, nes dauguma žmonių to nesugeba, neturi tos kantrybės, to pasitikėjimo procesu. Tai aš tikiuosi, kad ši istorija įkvėps tave irgi pasielgti tinkamai, nepasiduoti, judėti toliau į priekį. Ir jei patiko tau šis video, pasek mane ir pamatysi daugiau video kaip šis.